7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, dar vieną savaitę žurnalistas ir sporto komentatorius Jonas Lekšas jūsų ekranuose. Pajuokavom, su rinktiniu krepšiniu užtenka, grįžta tikrasis krepšinis, grįžta Eurolyga, grįžta LKL ir pradedam iš karto nuo ketvirtadienio, pradedam iš karto nuo mūsų visų mylimo Kauno Žalgiriuko. Žalgiris vis dar puoselėja viltis patekti į Eurolygos atkrintamasias ir pradeda kertinėmis rungtynėmis. Vyksta į Belgradą, žais su Crvena Zvezda, kuri iki lango buvo ant bangos. Per pastarąsias 10 rungtynių Eurolygoje iškovojo 8 pergalės, kai tuo metu Žalgiris per šią atkarpą laimėjo vos 2 sykius, per šią atkarpą Zvezda savo varžovus baudžia nepuolimu, kur puolimo skaičiai neypatingiausi, vos 15 puolimo reitingas, bet gynybos reitingas numeris 1 visoje Eurolygoje per 10 rungtynių atkarpą, vos po 76 taškus praleido Crvena Zvezda ir pažiūrėsime, kokios formos jie grįž po lango, bet tai yra visiška gynybinė komanda su turbūt geriausiai besiginančių vidurio puolėjų įsikeitimo gynybo Džioliu Bolomboju. Nikola Kaliničius gali dengti nuo 1 iki 5 pozicijos visus vienodai gerai. Cody Milleris McIntyras puolime daug labai neduoda, kiek buvo tikimasi, bet gynyboje tai yra žiauriai tvirtas žaidėjas ir Žalgiriui laukia labai sunki užduotis. Po Lonnie Walkerio reikės persiorientuoti, kaip žaisti. Ant Francisko pečių kris dar daugiau atsakomybių, bet turėtų būti žaidžiamas daugiau komandinis žaidimas Servydžiui ir Brazdeikiui. Tai yra dar viena galimybė. Jie jau pastaruoju metu ir taip neblogai atrodė, tai manau, kad dabar dar turėtų pakelti savo lygį į kitą viršų, bet riešutėlis laukia labai kietas ir aš prognozuoju pergalę Crvena Zvezda 6 taškų persvarą. Tas pats ketvirtadienis ir jis laukia mūsų labai smagus, kadangi Eurolyga serviruoja iš karto El Clasico Realas prieš Barceloną, neįvyko šį akistata Karaliaus taurėje ir abi komandos liko be titulo, kaip neįprasta, Barsa krito dar ketvirtfinalyje, Realas pralaimėjo finalą Unikakai ir abiems šiems klubams tikrai labai sudėtingas sezonas. Abu jie balansuoja ties įkrintamųjų riba, Barsa šiuo metu Eurolygoje 9 pozicijoje, Realas 11. Tikrai ne tos vietos, ko tikimasi iš Ispanijos grandų ir manyčiau, kad problemų turi abi komandos labai didelių, bet Barsoje viskas atrodo žymiai sudėtingiau. Tomašas Otaranskis neturėjo bėgioti nuo Jusufo Falo, kad negautų į galvą, kaip skambėtų juokingai, bet tokia yra situacija Barcelonoje. Tuo metu Realas turi problemų su žaidimu, bet chemija atrodo komandai tikrai geresnė ir apskritai pastaruoju metu Realas tvarko į kairę į dešinę. Barcelona 6 paeiliui pergalės El Clasico mūšiuose, Barsa nors ir bando kovoja iki galo, bet talento lygis vis tiek Realio vis dar didesnis ir manau, kad Realas tempiamas Campazzo, Tavaresas taip pat El Clasico yra labai didelis faktorius. Iškovos ganėtinai užtikrinta pergalė 5-9 taškų persvara. Penktadienį Eurolygoje mano akis krypsta vėl į Belgradą, šį kartą Partizanas prieš lietuvio kapitono ginamą Vitorijos Baskoniją. Abi komandos irgi puoselėja įkrintamųjų viltis, baskams tos viltis yra dar siauresnės, niūresnės negu Kauno Žalgiriui. Tuo metu Partizanas demonstravo įspūdingą formą prieš langą ir apskritai, jeigu ne Belgrado Crvena Zvezda, kuriai 2 kartus paeiliui pralaimėjo Partizanas ir apskritai per lygtais 12 mačų 11 kartų pralaimėjo Zvezdai. Partizanas buvo laimėjęs 12 kartų iš eilės, bet tame tarpe sekė pralaimėjimas tiek taurės finale prieš Zvezdą, tiek ir Adrijos lygoje prieš Crvena Zvezda. Kitos komandos Partizanui yra lengvas riešutėlis, galima pasakyti, ir tai paskutinis pralaimėjimas ne prieš Zvezdą buvo sausio 9 dieną prieš Eurolygos čempionę Atėnų Panathinaikos. Ir manau, kad Partizanas ne tik, kad pretenduoja į Eurolygos įkrintamasias, aš galvoju, kad jie gal net tiesioginių kelių gali patekti į šešetuką į Eurolygos atkrintamasias. Željko Obradovičius pradėjo spausti iš tos komandos, ko buvo tikimasi prieš sezoną. Vis dėlto vasarą buvo pakeista praktiškai visa komanda ir užtruko laiko, kol įsivažiuos tas mechanizmas, bet Jonesų tandemas tampa vis sunkiau sustabdomas visai Europai. Prisijungė ir kiti, prisijungė Lundbergas, Sterlingas Braunas žaidžia fantastišką atkarpą, bent jau taip atrodė iki pertraukos, taip kad prognozuoju pergalę Partizanui. Baskonija turėjo labai ilgą tarpą, net nepateko į taurės varžybas, 3 savaičių poilsis be krepšinio, bet klausimas, ar tai kažką labai pakeis. Manau, kad Partizanas iškovos pergalę 2-ženklę persvarą. Šeštadienį grįžta LKL ir pagrindinis šeštadienio akcentas ne Rytas prieš Nevėžį rungtynės, o taip kaip debiutuos Ryto naujokas Parkeris Jacksonas Cartwrightas, įspūdingo lygio žaidėjas, kalbant Ryto masteliais, atvyksta į sostinę po traumos,
Pažiūrėsime, kaip atrodys pirmosiomis savaitėmis, bet net nebejoju, kad tai bus milžiniškas ginklas galutinėje sezono stadijoje. Manau, kad tai taps Ryto vedliu, Ryto rezultatyviausių žaidėjų. Galvoju, kad LKL pretenduoja turėti vidurkį arti 20 pelnomų taškų Čempionų lygoje, tai irgi bus akcentas. Iškrito Ąžuolas Tubelis, kažkiek turės pasislinkti pozicijos. Naujokas klausimas, ar atvyks dar vienas į Vilnių. Manau, kad Tubelio tiesiog Rytas lauks. Priekinėje linijoje galima stumdyti Gytį Radzevičių, 4 poziciją Masiulis gali nusileisti. Yra ir Oskaras Pleikys laukiantis savojo šanso. O šiaip susitinka dvi siaučiančios komandos puolime, Nevėžis su Gerardo ir Ebo tandemu. Žinome, ką gali duoti, su Rytu jie visą laiką kapojasi iki 4 kėlinių, iki paskutinių minučių. Rytas ruošis Čempionų lygos rungtynėms, po pertraukos visą laiką yra intrigėlė, kaip komandos atrodys. Manau, kad čia nebus Rytui lengvas pasivaikščiojimas, galvoju, kad Rytas peržengs 100 pelnytų taškų ribą, bet Nevėžis permės 90 taškų, laukia taškų vakarėlis Vilniuje ir Ryto pergalė nelengva tikrai. Ir sekmadienį laukia intriga, kaip atrodys Neptūnas, kaip atrodys 7bet Lietkabelis. Panevėžiečiai vyksta į Klaipėdą. Abi komandos turėjo pakilimą Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio metu. Neptūnas apskritai pelenės istoriją per metimą nuo iškovoto aukso, iškovoto titulo. Karaliaus Mindaugo taurėje tuo metu Lietkabelis, kaip ir sakė Nendas Čanakas, kad tai gali būti sezoną pakeisinti pergalę. 7bet Lietkabelis tuomet įveikė Vilkus kovoje dėl 3 vietos. Matėme ir tos vaizdus iš Rūbinės, triumfas didžiulis. Vovaras grįžo į Klaipėdą, jis tęsė darbus, bet jo laukia sunki atkarpa. Dabar mačas namuose, po to 3 kertinės išvykos prieš turnyrinės lentelės kaimynus. Ir čia tikrai labai sunku kažką prognozuoti. Kovliaras susilaužė pirštą, neaišku, ar jisai galės žaisti Uostamiestyje. Vis dėlto gale dienos prognozuoju, kad Neptūnas atrodys vėl labiau kaip tas Neptūnas, kuris atrodė LKL, o ne Karaliaus Mindaugo taurėje. 7bet Lietkabelis baigęs savo mačius Europos taurėje turėtų kilti į viršų. Manau, kad jie kovos galutinėje fazėje su Juventus dėl 4 pozicijos ir prognozuoju 7bet Lietkabeliui pergalę 4-7 taškų persvarą. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, nepamirškite paspausti like po šio video, nepamirškite prenumeruoti kanalo, kas dar to nepadarėte, ir iki kitų kartų.